Daug žmonių šiandieną galvoja, aš einu į bažnyčią sekmadienį, vadinasi, esu geras krikščionis. Bet ar Jėzus kvietė ateiti į susirinkimą tik sekmadienį? Jisai sakė, kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Luko 9:23. Pastebėk, Jėzus nesakė kartą per savaitę ar tik tada, kai patogu. Jis kalbėjo apie kasdienį kryžiaus nešimą ir sekimą. Krikščionis tai ne tas, kuris vieną dieną per savaitę klausosi pamokslų, o tas, kuris gyvena Evangeliją visą savaitę. Sekti Jėzumi reiškia kasdieną melstis ne tik sekmadienį, gyventi pagal Dievo žodį, darbe, šeimoje, mokykloje. Mylėti ne tada, kai yra lengviau pykti. Atleisti, net jei širdis to nenori. Pirmieji Jėzaus mokiniai nebuvo sekmadieniniai tikintieji. Jie sekė jį diena iš dienos, tiek kalbėdamiesi su žmonėmis, tiek keliaudami, tiek patirdami persekiojimus. Tikras krikščionis tai Jėzaus sekėjas 24 valandas per 7 dienas per savaitę. O ne tik tai sekmadienį 11 val. Ryto. Jokūbas rašė, būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis patys save. Jokūbo 1:22. Tad paklaus savęs, ar mano tikėjimas tęsiasi po sekmadienio? Ar seku Jėzumi pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais? Jėzus ieško ne sekmadienio klausytojų, o kasdienių mokinių. Būk tas, kuris seka Jėzumi kiekvieną dieną, o ne tik tada, kai groja giesmės. Jeigu ši žinia palietė tavo širdį, pasidalink ją, kad ir daugiau žmonių suprastų, jog tikėjimas nėra sekmadienio įprotis, bet tai yra gyvenimo būdas.